Buvo baisu žiūrėti tokį filmą, matyti tą laikmetį, o parodytas labai taigiai. Dramaturgiškai labai gerai suręstas ir labai gerai aktorių vaidyba. Geras filmas, kuris pasakoja, kad sistema, kuri atrinkinėja pačius blogiausius ir skatina pačias blogiausias savybės, žinai, ten ir veda. Labai palėtė filmas pats. Dabar kiekvienas, kiek kalbėjau su žmonėm, panirsta į tuos apmąstymus, kad kur mes gyvenam, kokiam laikmetį gyvena ir kokie kaimynai yra. Taip perteikia, kad pajustum, kaip švelniai, gražiai sudorojimas žmogus. Jeigu jis turi kažkokio žmogiškumo ir bando su ta santvarka bendrauti kažkokiais žmogiškais metodais. Tikėjimas tik geru, jisai gali pakišti koją. Sergejus mums nuolat primena, kad Rusijos visuomenė neatlikusi labai sunkaus atminties darbo ir neapmąsčiusi savo labai sudėtingos, labai skausmingos ir traumuojančios ją patirties, liko įkaitę tam tikrų sovietinių košmarų, kurie ir šiandien atsiskleidžia pačiom baisiausiom ir brutaliausiom formom. Svarbu visada žinot, kokia buvo praeitis ir iš jos pasimokyti. Labai gerai sudėliota ir paaiškina, kad kur mes esam, kas buvo prieš tai ir kas galbūt greičiausiai bus ateityje. Ir pradedam jausti, kad neapdrausti nuo to siaubo. O jeigu atrodė ilgą laiką, kad tai niekaip negali pasikartoti. Kinas mąstantiems, man atrodo, žmonėms. Rasit atsakymą, aš manau, į nemažai klausimų apie šitos absurdiškus laikus.